Sveiki prisijungę į Vaisingumo podcastą ir šį kartą kalbėsime apie tai, ką darome kasdien ir kaip tai gali paveikti mūsų vaisingumą ir pastojimo galimybės. Tai kalbėsime apie gyvenseną, mitybą, žalingus įpročius galbūt, kuriuos mes turime arba neturime, ir miegą, stresą, bei kaip visą tai gali mums padėti arba pakenkti. Tai šiandien kalbinu dvi specialistes, dvi gydytojas, Elina Žurman, kuri yra vaisingumo specialistė, akušerė ginekologė, ir taip pat gyvensenos medicinos specialistė Asta Jakubkienė. Ačiū, kad prisijungėte. Nepamirškite paspausti like po šito video ir prenumeruoti mūsų kanalą, kad jūs pasiektų visi podcast'o epizodai. O mes pradėkime. Pradžiai tuomet ir norėčiau paklausti apie tai, kaip mūsų vaisingumą ir vyrų ir moterų paveikia tas gyvenimo būdas ir mityba. Kokie yra tie bendriniai dalykai ir kodėl į tai svarbu atkreipti dėmesį? Gyvenimo būdo įtaka žmogaus bendrai sveikatai yra milžiniška. Kodėl šią sritimi kaip gyvensenos medicinos gydytoja susidomėjau? Todėl, kad masė yra tyrimų, kad veikia tiek ir sergamumą lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis kaip širdies kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, onkologiniai susirgimai. Tačiau yra jau aiškiai žinoma, kad gyvenimo būdas labai įtakoja ir žmonių vaisingumą. Tai yra vyrų ir moterų galimybė susilaukti vaikų. Ir ta įtaka kai kuriais tyrimais nurodoma pakankamai didelė. Gal tų tyrimų dar nėra tiek daug, bet dalis tų tyrimų nurodo, kad jeigu moteris, kalbant konkrečiai apie moteris, pakeičia savo mitybą, tai gali pagerinti vaisingumą, ovuliacinį nevaisingumą atveju net iki 50–46%, o jeigu pakeičia ne tik mitybą, bet ir pradeda daugiau judėti, streso korekcija, tai iki 66%, netgi 2/3 atvejų galima panaikinti nevaisingumo, ovuliacinio nevaisingumo, vien keičiant gyvenimo būdą. Ir tai nurodo milžinišką poveikį gyvenimo būdo būtent vaisingumui. Iš tikrųjų galiu papildyti, kad tikrai ir iš praktikos tenka matyti kartais pacientėm su viršsvariu, tai liečia aišku ir mitybą, ir nejudrų gyvenimo būdą, ar neužtenka sumažinti svorį 5–10%, kad atsistatytų ovuliacija, ir tikrai turim kelis tokius atvejus, kad net mūsų pagalbos daugiau ir neprireikia, kad tiesiog žmogus susiėmė, numetė svorį, pakeitė gyvenimo būdą ir turėjom gražius nėštumus, natūraliai pastojusius. Tikrai taip. Tai čia dabar kalbėjome apie moteris daugiau, o kaip dėl vyrų? Tai vyrus irgi tai įtakoja besikeičiantis šiuolaikinis gyvenimo tempas, veikia ypatingai vyrus. Per paskutinius 50 metų vaisingumas vyrų krito iki 50% įvairių tyrimų duomenimis. Tai spermos kokybė tikrai labai nukentėjo ir nevaisingumo atvejų, kurių yra tikrai daug, apie priklausomai nuo šalių, bet svyrauja, tarkim, net 15–20, kai kur net daugiau procentų šeimų negali susilaukti vaikų. Ir iš jų vyrų kaltė nedažnai siejama, ne tai kaltė, bet tas negalėjimas susilaukti vaikučių su vyrais siejama net iki 50% atvejų. Jeigu 35 maždaug priklauso nuo vyrų, nuo moterų tam tikrų ligų susirgymų, 20% kartu kažkokių bėdų turi ir negali susilaukti vaikų. Dalis atvejų nežinoma, bet likusi dalis yra vargšai vyrai, negali susilaukti vaikų. Taip, mes, kai atliekam spermos tyrimą, dar turim specifinį oksidacinės pažaidos spermatozoidų, tokį biopsijos tyrimą, ir tikrai dažnai matom pakitimus, tai ir spermos kiekio, spermatozoidų judrumo sumažėjimas būna, ir būtent ta oksidacinė pažaida dažnai būna padidėjusi, kas rodo būtent, kad mus nukreipia į tą gyvenimo būdą. Tai vėlgi mažai judrumo, ar ne, mityba netaisyklinga, galbūt rūkymas įtakoja, tai visas šitas tikrai vieni iš lemiamų faktorių turbūt galėtų būti. Ir nemažai tų lemiamų faktorių šiandien yra žinoma.
tikri mitybos komponentai, neigiamai veikia alkoholis, tabakas ir panašiai. Tai visą tai matom, kad veikia vyrų vaisingumą ir įtakoja. Ir tą pakeitus gyvenimo būdą tikrai vaisingumas gerėja. Netgi kai kurie moksliniai šaltiniai net jau rekomenduoja, kad vyrų spermos kokybę vertinti kaip vieną tokių faktorių bendrai vyro sveikatos būkliai įvertinti. Ne tik, o kalbant apie erekcijos sutrikimus, tai jie jau skaitomi jau nurodantis didelę riziką ankstyvai mirčiai, kalbant apie vyrų sveikatą. Ir gyvenimo būdas čia vienareikšmiai turi didžiulę įtaką. Kokius maisto produktus rekomenduotumėte traukti kasdienę mitybą, kad pagerintume vaisingumą arba bent jau išlaikyti tą vaisingumą? Šiai dienai kaupėsi tyrimai palaikantis mitybą augalinių pagrindų. Tai nereiškia, kad reikia atsisakyti didelių maisto grupių kaip mėsa, tarkim, kiaušiniai, pieno produktai, bet pagrindas turėtų būti augalinės kilmės produktai, kur vienareikšmiai šie produktai didina vaisingumą tiek vyrams, tiek moteriams. Būtent augalinės kilmės baltymai ir riebalai, tame tarpe polinesočiosios, mononesočiosios riebalų rūgštys. Didelės tokios grupės kaip ankštiniai lietuvių pamiršti, kalbant apie ankštinius, tai apskritai ilgiausiai gyvenantys žmonės pasaulyje, tai vadinamos Blue Zones, garsus žurnalistas Dan Buettner yra parašęs ir knygą, didelis judėjimas prasidėjęs, būtent tos vadinamosios mėlynos zonos, ir kas vienė ilgiausiai gyvenančius žmonės, tai yra būtent ankštinių vartojimas, ir jis būtent irgi turi įtakos geresniam vaisingumui. Vaisiai, daržovės, pamirštant dažnai riešutai, sėklos, pakankamas vandens vartojimas, tam tikrų medžiagų vengimas, aišku, alkoholis saikingai tikrai neįtakos neigiamai vaisingumo, tačiau per didelis kiekis gali pabloginti tiek ir pastojimo momentą, tiek išnešiojimo. Net vyrai, kurie per daug vartoja alkoholio, jų žmonos linkę anksčiau persileisti. Daugiau už tų maisto grupių turbūt svarbiausias. Tuomet gal dar gydytoja Lina galėtų pridėti, kokios medžiagos, ar tai vitaminai, papildai būtų veiksmingi norint pagerinti vaisingumą. Taip, iš tikrųjų, čia turbūt viena pagrindinių, taip jau garsiai žinoma, yra folio rūgštis, kuri yra svarbi tiek vyram, tiek moteriam. Iš tikrųjų, tai reiškia ir spermos kokybei yra gerai. Kiaušialąsčių kokybei ar ne, bei labai svarbu ankstyvo nėštumo metu dėl tam tikrų vaisiaus nervinio vamzdelio galimų defektų. Tai čia turbūt vienas būtų toks pirmas punktas, ar ne, vitaminas D būtinai, tai šitą dalyką irgi visą laiką tyriame, ar yra trūkumas. Mioinozitolis taip pat yra labai svarbus komponentas, vėlgi gerinantis tiek kiaušialąsčių kokybę, tiek tarkim, moterim, kurios turi nereguliarias mėnesinės ar ne anovulacinės, reiškia be ovulacijos ciklus, vėlgi tikrai dažnai rekomenduojam. Kas dar svarbu? Moterim, kuriom žemas kiaušidžių rezervas, kas irgi opi tema tikrai pastaruoju metu, tai galėtų būti kofermentas Q10, galėtų būti maka ekstraktas, tai čia gal mažiau žinomi, bet tikrai naudingi komponentai. Gal papildysi? Tai, aišku, didelis svarbus dalykas yra omega-3 riebalų rūgštis, nes paprastai pas mus jų trūksta ir tai tikrai įtakoja teigiamai vaisingumą tiek vyram, tiek moterim. Labai daug tyrimų padaryta su antioksidantais bendrai. Kalbant ne apie sintetinius, bet apie natūralios kilmės. Dažnai jie sintezuojami ir papildų pavidalų duodami, bet bendrai arba gerinant mitybą antioksidantų kiekį, didinant mityboje. Tai yra labai svarbios medžiagos, būtent vaisingumui pagerinti. Sintetiniai papildai irgi galimi, jeigu mityba yra nepakankama, arba ją koreguoti yra sudėtinga, arba tai reikia daryti greitai. Taip pat turbūt vienas svarbiausių. Dar apie jodą turbūt nepakalbėjome. Irgi jodas yra
ta maistinė medžiaga, kur reikia atkreipti dėmesį. Mitybą koreguoti, papildyti tikrai galima ir nėra sudėtinga. Šiai dienai nuo turbūt 90 metų jau pramoniniu būdu duona mūsų kasdienė yra gardinama juoduota druska. Dažnai šeimose yra juodotos druskos, jau nėra tokia bėda didžiulė su jodo trūkumu, kaip buvo iki 90 metų, bet šitai vertinti, atkreipti dėmesį reikia, nes tikrai vaisingumą įtakoja vaisiaus vystymosi ypatumus. Labai ačiū, čia puikus sąrašas. O dabar galvoju apie tai, ko reikėtų vengti. Žinoma, ir apie rūkymą jau žinom tikriausiai visi, kad reikia vengti planuojant nėštumą, reikia visiškai atsisakyti, bet taip pat minėjot alkoholį, o gal yra dar kažkokių tai maisto produktų, ko reikėtų vengti, norint išlaikyti savo vaisingumą ir netgi jį pagerinti. Paminėjau rūkymą, bet iš tikrųjų tai kartais ir tam tikri maisto produktai gali būti siejama su rūkymo žala, tai yra, pavyzdžiui, rūkyti maisto gaminiai. Ypač mėsos, jie turi panašias neigiamas savybės, neigiamas medžiagas, kancerogeninės medžiagos irgi galinčios mažinti vaisingumą. Šita grupė labai plačiai įeina, tai yra stipriai apdoroti mėsos produktai. Tai rūkyti, stipriai sūdyti, tos mūsų gerosios lietuviškos dešros. Tai dėl jų aiškaus onkologinių susirgymų, ta rizika, kad didina susirgti onkologiniais susirgymais tikrai aišku, bet aišku, kad ir mažina vaisingumą. Ne veltui šių medžiagų ribojimas yra toks svarbus ir rekomenduojama net daugiau 20 gramų per dieną. Nepaminėjau, kad būtent stipriai perdirbti mėsos produktai turbūt yra iš visos mėsos grupės yra ta tokia jautriausia sritis, dėl savo kancerogenio poveikio net įrašyta į pirmos klasės kancerogenų sąrašą, tai yra šalia asbesto, šalia rūkymo, šalia daugybė toksinių medžiagų, radiacinių medžiagų, būtent neigiamų poveikių sveikatai. Tai jeigu planuojamas mažas lėliukas, jo atsiradimas šeimoje, tai tą reikėtų labai atkreipti dėmesį ir šių produktų tikrai riboti. Tai paskui apie raudonąją tą vadinamą mėsą, kuria eina turbūt iš populiariausių Lietuvoje kiauliena, jautiena. Tai ribojimas turėtų būti šių produktų tikrai arba keitimas į augalinės kilmės, bent jau dalį tos mėsos keitimas į augalinės kilmės baltymus tikrai teigiamai veikia tiek vyrų, tiek moterų vaisingumą. Tarp kitko yra, nežinau, ar čia galima reklamuoti, filmas dokumentinis Forks and Knives ir ten labai gražiai parodyta būtent vienos porcijos to mėsos, gausios sočiųjų riebalų, tų baltymų poveikio vyro erekcijai, vyro galimybei susilaukti vaikų vienos porcijos. Taip labai vaizdžiai gražiai. Tai jeigu kas gali, turi galimybę pasižiūrėti tą filmą. Apie neigiamas medžiagas. Dar gal ir riebalai, turbūt labai svarbi grupė. Mes esam gal lietuviai, Europos Sąjungų dar laimingi šioj srity dėl ko? Ko nėra Amerikoje, pas mus 22 metais balandžio mėnesį yra įstatymiškai uždrausti riebalai, jų perteklius maiste, gaminiuose, pradėtas riboti, negali būti daugiau 2 procentų visų riebalų esančiose populiariuose gaminiuose, dėl ko taigi hidrogenizuoti aliejai buvo išbraukti. Ir dar neseniai nuėjus į parduotuvę pasižiūrėjau, ar tikrai pasiėmus margarino pakelį, tu jau ten hidrogenizuoto aliejaus nerasi, rasi jau pagrindų kokosų, palmių aliejai. Tačiau jų irgi reikėtų riboti, ypač kalbant apie vyrų vaisingumą, sočiųjų riebalų, nes būtent kokosų, palmių aliejus yra dideli sočiųjų riebalų šaltiniai, kalbant apie augalinį maistą. Tai sočiųjų riebalų perteklius irgi neigiamai veikia vaisingumą. Apie medžiagas, kurių dar reikėtų vengti. Tai turbūt cukrai, ar ne cukrus, greitieji angliavandeniai. Taip, greitieji lengvai įsisavina angliavandeniai. Juos pakeitus į
tos lėtuosius, kurie į organizmą patenka lėtai, vienareikšmiai mažėja bendras uždegimo fonas organizme ir gerėja galimybė susilaukti vaikų, vaisingumo galimybės. Ačiū labai, nes aš galvoju, kad dažnai labai mes susirašome, ko reikia ir kartais nepagalvojame, ko reikėtų vengti visgi. Tai labai gerai turėti ir šituos omenyje, nes kartais galime pridėti viską, ką reikia pridėti, bet neatimti to, ką reikėtų atimti. O einant toliau, aš truputį paminėjom jau ir apie svorį, apie fizinio aktyvumo svarbą, o kaip dėl streso ir miego, nes apie tai dabar labai daug kalbama ir ar tai turi kažkokią tai įtaką vaisingumui. Tikrai turi. Apskritai turbūt gyvenimo būdas nėra kažkokio konkrečios būklės išvengti ar konkrečios susirgymo išvengti, tai apskritai gyvenimo būdas tiesiog pagerinti mūsų ir vaisingumą, ir savijautą, ir gyventi ilgiau, sveikiau. Ir miegas, ir stresas yra labai svarbu. Viena elementariai atliktas tyrimas su medikais, stebėtas moterimis, stebėtas jų galimybės pastoti, būtent vertinant įvairius gyvenimo būdo aspektus. Tai moteris, kurios dirbo naktinėmis pamainomis, apie 40% buvo didesnė rizika persileisti ankstyvų laikotarpių nėštumo, ir moteris, kurios dirbo daugiau nei 40 valandų per savaitę, irgi paprastai dvigubai dažniau persileisdavo arba neišnešiodavo kokybiškai vaisiaus. Tai įtaka tiek streso, va tokio, jeigu taip skaičiais įvardinat, yra didžiulė. Tai, žinot, yra taisyklė turbūt girdėta 8-8-8, tai yra 8 valandos miegui, 8 valandos darbui, idealiam gyvenime ir 8 valandos, laisvalaikiui, poilsiui, nes iš tikrųjų yra tie cirkadiniai ritmai miego metu, vėlgi ir kortizolio gamyba, ar net yra streso hormono gamyba, jinai yra labai svarbi, o kortizolis įtakoja ir ovuliacinius pakitimus ir tada toks užburtas ratas. Tai mes nekalbam, žinot, apie vienkartinį neišsimiegojimą arba galbūt apie tą stresiuką, kurį šiandien dėl kažkokio įvykio, patyriau, nusiraminau ir praėjo, bet čia kalba apie tą lėtinį stresą galėtų būti tokį nuolatiniai patiriamą. Tai taip, tas yra labai, labai įtakojamas. Miego trūkumas ir tikrai susijęs su svorio didėjimu. Taip, organizmas dirba cirkadiniu ritmu. Ne veltui, kodėl naktį nereikia valgyti, nes realiai kepenys pradeda užmigti apie 19 valandą. Tai įvairių medžiagų, netgi tai, kad tą pačią nuodų dozę išgers ryte ar vakare, visiškai skirtingai paveiks organizmą. Tai tas cirkadinis ritmas, jisai turėtų būti ir mūsų kasdienėje praktikoje išsilaikyti. Ar yra kažkas, ką mes patys galim padaryti, kad padėti savo šioje situacijoje? Vieno tokio atsakymo nėra. Ir kas įdomiausia, kad kalbant apie gyvenimo būdą, viskas yra susiję. Kaip mes maitinamės, susiję tai, kokia mūsų bus emocinė būklė. Nes jau šiai dienai netgi depresijos sergamumas, aišku, kad tai yra uždegiminė smegenų liga, limbinė sistemos tiesiog limbinė sistema dega tuo metu, kai mes sergam depresiją. Ir tą mes galim labai lengvai įtakoti, keičiant mitybą. Tai yra labai vienas svarbus faktorius. Tai reiškia, jeigu mes geriau maitinsimės, mes būsim laimingesni. Mes būsim laimingesni, hormoninė sistema mūsų bus švaresnė, mes geriau išsimiegosim. Geriau maitinsime. Viskas yra labai susiję. Ir pradėti mažai žingsniukais nuo visko, ką galima padaryti. Galbūt tam tikrų amino rūgščių papildai kartais galėtų padėti, bet vieno kažkokio stebuklo nėra. Yra miego ritmas. Aš tik papildysiu galvoju, kartais nereikia pačiam savo bandyti, dabar nuo šiandien aš viską padarysiu pats ir pavyks. Kartais nepavyksta taip lengvai pačiam padaryti, bet tam reikia nebijoti ryžtis, yra specialistai, ar ne? Tai vėlgi, esant dideliam stresui, kažkokiam nerimo sutrikimui ir panašiai, reikia nebijoti psichoterapeuto ar ne, psichikos sveikatos specialistų, nes tai tikrai dabar kaip pandemija yra tų, visų psichikos sutrikimo, nerimo, ligų galbūt ar neįtakojama mūsų galbūt
esamos situacijos žiniasklaidos ir panašiai. Tai tikrai, mano toksai galbūt būtų žinutė, kad tiesiog kreiptis, jeigu yra bėda šitoj vietoj, drąsiai susirasti tą žmogų, kuris empatiškai ar nepriimtų, kuris atitiktų būtent pacientą, sakykime taip, ar nesurasti savo specialistą. Galbūt jeigu yra su mityba problemas, tai sveikos gyvensenos specialistai, dietologai, tikrai, nes kalbant apie vaisingumą, tai nėra vieno solo specialisto, tarkim, manęs vaisingumo specialistas ar ne, tai yra didelės komandos darbas, iš tikrųjų, tai ir psichoterapeutai, ir dietologai, sveikos gyvensenos gydytojai, ar ne, sporto specialistai, treneriai galbūt, tai galėtų būti endokrinologai, žodžiu, tiesiog jaučiant bėdą, reikia tik tai paleisti tą mechanizmą pradžiai, nueiti galų gale, jeigu nežinot, kur galit kreiptis pas mus, arba pas šeimos daktarą, arba pas vaisingumo specialistą, ir mes jau nukreipsim jūs toliau, ką reikia dar padaryti, tiesiog nesėdėti vietoj savo bėdoj, bet truputėlį jau tada bandyti kažką daryti. Tai kadangi sakom, kad vaisingumas yra visos sistemos problema, ne kad problema, bet tai yra svarbu viso organizmo sveikata. Ir ar yra kažkokios tai bendrinės programos, bendrinės sveikatos tyrimai ir panašiai, ką būtų galima atkreipti dėmesį, kaip pavyzdžiui yra ir prevencinės programos, apie kurias daugelis žino, bet tikrai ne visada dalyvauja. Ar yra tokios, į kurias tikrai vertėtų atkreipti dėmesį, dalyvauti, žinant, kad ateityje norėsi susilaukti vaikų? Tikrai taip. Tarkim, kalbant apie ginekologinės ligas, jos dažniausiai progresuoja palaipsniui, ar ne? Dėl to yra svarbu kartą per metus pasirodyti pas ginekologą, ar ne? Nes mes galim laiku pamatyti tam tikras užuomazgas, jas užkirsti, išgydyti, galbūt vėlgi nukreipti žmogų pas dar vieną specialistą, jeigu matom, kad bėda yra bendra, nes labai dažnai ginekologija ir endokrinologija eina kartu, ar ne, vėlgi ta pati sveika gyvensena, čia mes daug matom nutukusių, dėja, taip yra, ar ne, viršsvarių turinčių žmonių, tiek moterų, tiek vyrų, kai iš karto tu matai, kad jau reikėtų šitą vietą koreguoti. Žinot, gal Lietuvoje galbūt mes kartais specialistai bijom prarasti žmogų, aš pasakysiu taip tiesiai šviesiai, pacientą, ar ne, ir kai kurie specialistai bijo pasakyti tiesiog, nes nejauku, nemalonu, kad gal tau reikėtų sumažinti svorį ir sportuoti ir panašiai, bet tarkim Danijoje aš buvau vaisingumo klinikoje mėnesį, stažavausi, tai buvo labai griežtai, jeigu ateina pora turinti viršsvorį, ar ne, rūkanti pora, tiesiog juos sunaviguoja pas tinkamus specialistus, duoda laikotarpį sumažinti svorį ir pasako grįžti tada ir tada. Nes nuo to priklauso tolimesni rezultatai. Ir tai neliečia vien pastojimo faktą dabar, tai liečia tolimesnį nėštumo galimas komplikacijas, išeitis, netgi užsimesgusio vaikelio būsimas ligas, tai dėl to tai tikrai yra labai svarbu. Tiesiog, žinoma, žinoti, kodėl svarbu pas šeimos gydytoją kartą per metus pasidaryti elementariai kraujo tyrimus, glikemiją, lipidogramą. Tai yra toks pigus, paprastas būdas įvertinti savo riziką širdies kraujagyslių ligų, ta prasme, homocisteinas ar dar kai kurie tokie maži dalykai gali parodyti tavo būklę ir galimybę susirgti ateityje tam tikroms ligomis. O jeigu jau yra bėdos čia ir dabar, yra viršsvoris, yra jau žinomas nejudrumas, yra erekcijos sutrikimai, yra įvairiausios ligos, anemija, mažakraujystė dažnai tokia nekreipiama dėmesį, bet geležies trūkumas gali tiesiog toks elementarus dalykas paveikti vaisingumą ir vaisiaus vystymąsi. Tai šitie maži dalykai, bet jie yra labai visi svarbus ir bendrai gera sveikata tiek vyro, tiek moters lemia būtent ateityje, kokie sveiki bus ir jų vaikai. Kalbėjome jau apie daug įvairių mokslinių tyrimų, keletą paminėjome konkrečiai, o gal turite kažkokį dar įdomu, kuris jūs tikrai sudomino, pavyzdžiui, šitos temos, kalbant apie mitybą, apie gyvenimo būdą ir vaisingumą? Man asmeniškai prieš keletą metų atrastas tyrimas savotiškai atvėrė akis, nedidelis, 18 metų.
tyrimas vertinta moterų dieta metai prieš pastojant ir paskui galimybė pagimdyti su neurologiniais defektais kūdikį. Tai yra vertinta labiausiai anencefalopatija, negyvagiliai ir spina bifida neurologiniai defektai. Ir pastebėta, kad moteris metai prieš pastojant, jeigu jų mityboje dabar šiuo metu labai populiari, labai mėgstama baltyminė dieta vyravo, jų rizika pagimdyti neurologinį defektą turinti vaiką buvo 30% didesnė. Tai tokia žinutė, kad nereikia visada tų madų, kaip sakant, labai jomis žavėtis, nes apie labai daug kalbama apie baltyminės dietas, nuvertinimą angliavandenių svarbą žmogaus organizmui. Ir tos mados gali labai neigiamai paveikti moters sveikatą ir galimybę susilaukti sveikų vaikų. Tai čia vienas iš tokių, man gal asmeniškai nesenų atradimų, kalbant apie vaisingumą. Labai įdomu. Galvoju, žinot, turbūt, kad ne tokio kažko su mityba, dabar koncentravausi gal į kitus, aišku, rūkymas, tai rūkymo irgi paskutiniai kongresai mūsų tikrai pakankamai įdomias informacijas pateikia. Mes tarsi visi žinom, kad rūkymas kenkia ar ne, bet kaip kenkia, kad net tie patys tos kenksmingos medžiagos esančios cigaretėje yra randamos ir gimdos kaklelio gleivėse ar ne, tarkim, ir tai trukdo ir spermatozoidų skverbimasi, gali būti įvairūs momentai, taip pat labai didina iki 25% persileidimo tikimybę. Tai galbūt šitas momentas tiesiog ne iš mitybos pusės, bet iš sveikos gyvensenos, vienas iš tų komponentų taip pat. Taigi, pabaigai, tiek daug visko privardinom, tiek daug gerų patarimų jūs pasidalinot su mumis ir norisi kažkaip visgi apibendrinti, tai gal galėtumėt pasakyti nuo savęs, gal ir kiekviena nuo savęs, kokie būtų tie pagrindiniai keletas patarimų, kuriuos jūs duotumėt poroms, kurios dabar ruošiasi nėštumui, planuoja pradėti bandyti pastoti, ir kaip galėtų jie pagerinti vaisingumą ir, sakykime, paspartinti visą šitą procesą iki teigiamo nėštumo testo. Pirmas dalykas, tai bendrai neatidėlioti to, ką gali padaryti šiandien, neatidėlioti į rytojų, nes vėlgi tai, kas liečia mitybą, rūkymą ir sportą, pokyčiai nebus rytoj. Ar ne? Vėlgi mažiausiai reikia, aš manau, kad gal Asta papildys poros mėnesių, kad pradėtų jau pokyčiai vystytis, bet vėlgi tai nėra greitas procesas, dėl to turbūt tas vis dėlto planuojant tiesiog susijimti, jau labiau, kad viskas susiję, kad tai nėra vien tik vaisingumo korekcija. Koreguojant, gal tu akcentuojasi, kad tu koreguoji vaisingumą, bet tu koreguoji visą savo gyvenimą, visą sveikatą ir savo investiciją, bendrą sveikatą į ateitį. Turbūt taip. Plius mes moteris gimstame su jau užsimezgučia kiaušialąstėmis, tai realiai tai, ką valgo močiutė, įtakos netgi sveikatą anūkų tiesiogiai. tą svarbu nepamiršti. O kalbant grinai apie sveiką gyvenseną, svarbu nepamiršti džiaugtis gyvenimu visų pirma, džiaugtis santykiai, būti su mylimu žmogumi ir šeimą pradėti su mylimu žmogumi, judėti pakankamai. Kalbant apie judėjimą, tai idealiu atveju tai yra iki 90 minučių per dieną vidutinio intensyvumo fizinė veikla. Jeigu pavyktų 2 kartai per savaitę pastiprinti bendrai raumenis ir kaulus, mityba augalinių pagrindų ir pagrinde neapdorotų ar mažai apdorotų maisto produktų. Tai jeigu gali nuo obuolio tos lubelio nenulupti, nes ten yra labai daug vitaminų ir labai daug reikalingų dalykų, neperdirbti to maisto per daug. Valgyti saikingai, ne per riebiai, nepamiršti vitamino D. Tiem, kas laukiasi folio rūgšties, omega 3. Turbūt pagrindiniai tokie. Tai labai ačiū
už visą šitą informaciją. Ačiū abiems gydytojams, kad sudalyvavot, kad pasidalinot. Taigi tie, kas dabar ruošiasi, kas ieško patarimų, tai tikrai juos ras visus čia ir galės jau padėti tuos pirmosius žingsnius arba ruoštis ateičiai, kai jau ateis laikas planuoti nėštumą. Nes, kaip ir kalbėjome nuo pat pradžių, vaisingumas tai yra toks dalykas, kad bendrinė sveikata taip pat yra labai svarbu ir jau jam, norint susilaukti vaikų, reikia ruoštis ir iš anksto. Taip, buvo malonu, iki. Ačiū gydytojams dar kartelį ir ačiū visiems, kas peržiūrėjote iki galo. Paspauskite like ir subscribe, o mes susitiksime kitose epizoduose.